Tema šiandien yra tiesiog apie žmogų. Praeitą kartą pradėjau ir žiūrime toliau, kaipgi krikščionybė supranta Dievo kūrinį žmogų, kas jis toks yra ir Dievo planas jam. Tai trumpai primenu, vienintelis kūrinys žemėje sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir tas Dievo paveikslas ir panašumas visų pirma matosi mūsų laisvėje ir sąmoningume, reiškia gebėjime apsispręsti už save, savo pačiam. Vienintelis žmogus turi šitą gebėjimą save apspręsti. Žmogaus laisvė ir sąmoningumas. Žmogus yra keista būtybė ir tuo požiūriu, kad jisai suvienyje savyje ir materialųjį pradą, ir dvasinį pradą. Vienintelis iš mums žinomų kūrinių apjungia ir materiją, ir dvasią. Turi kūną materialų ir turi sielą. Abu jie yra geri. Ir dvasinė siela, ir materialus kūnas yra geri. Siela pagal Dievo planą protinga, laisva siela vadovauja žmogui visam, bet kūnas nėra blogas. Jis yra Dievo kūrinys, geras, Dievas nekuria šlamšto, nekuria tokių pusiau gerų dalykų, tik tai, jisai viską kuria gerą ir kūnas taip pat yra geras. Visa kūrinyje yra sukurta žmogui. Ne ta prasme, kad žmogus daro su ja, ką nori, bet tam, kad žmogus tęstų Dievo kūrybą. Dievas sukuria kūrinyje ir žmogų kaip jos dalį, ir žmogus pakviestas kartu su Dievu toliau kūrinyje tobulinti. Ir už tai visa kultūros pažanga, civilizacijos pažanga yra Dievo plano dalis, yra geras dalykas. Tik tai vėliau dėl nuopuolio tai išsikraipo ir pradeda nešti ir blogus vaisius, blogi dalykai įsivelia. Ir štai dabar šiandienos tema. Dievas sukūrė žmogų ir viską, tame tarpe ir žmogų, kad kūrinyje būtų laiminga. Dievas kūrė kūrinyje, norėdamas pasidalinti su kūrinyje savo laimingumu. Tai ir buvo motyvas, dėl ko Dievas kūrė kūrinyje, ir tą motyvą mes vadiname meilę. Kas yra meilė? Labai svarbus klausimas. Ir krikščionybėje labai naudojamas tas žodis meilė, meilė, meilė. Ir šiandien mūsų visuomenėje labai naudojamas šitas žodis ir visoje popsinėje kultūroje naudojamas. Tai svarbus dalykas yra. Meilė yra norėjimas ir darimas kitam gero. Tas darimas to, kas jį padarys iš tikrųjų laimingą. Kas yra meilė? Darimas, norėjimas ir tada proto ribose, kiek įmanoma, darimas to, kas kitą padarys iš tikrųjų laimingą. Ir pamastykit, jeigu priimam šitą apibrėžimą meilės, tai tada bus atvejų, kai meilė mylimajam nebus maloni. Jeigu meilė yra darimas kitam to, kas jį iš tikrųjų darys laimingą, tai tada meilė ne visada bus mylimajam maloni. Pavyzdžiui, vaikai kartais užsigeidžia kalno ledų ir meilė jiems to kalno ledų neduos. Tėvai, nubrėžia ribas ir gali būti tos ribos labai nemalonios vaikui, bet tai daroma yra iš meilės. Tai reiškia, meilė yra norėjimas ir darimas kitam gero, ir tai yra Dievo planas ir žmogui, ir visai kūrinyje. Visa kūrinyje yra sukurta tam, kad žmogus ją teisingai naudotųsi ir ją tobulintų, ją vestų į tolesnį priartėjimą, į tą tobulumą, kurią numatęs Dievas yra kūrinyje. Žmogus yra sukurtas laimėje. Ir dabar klausimas šiandienos svarbiausiasis, kame yra ta žmogaus laimė? Kas yra tai, kas žmogų padaro iš tikrųjų laimingą? Ir kreipkite dėmesį, visa žmonijos istorija yra ne kas kitas, kaip bandymas rasti laimę. Mes turėjom daugybę receptų, daugybę karų, daugybę minties, veržimosi didžiulio įvykę tose pastangose rasti laimę. Filosofai, politikai, karaliai, išminčiai ieško, kame yra ta laimė, kas yra netvarkoj, kodėl kažko tai trūksta visą laiką.
Ir tikriausiai sakiau pirmoji paskaitoje, man atrodo, daugumai iš čia esančių mes pergyvenome tą sovietmetį, esame sovietmečio vaikai. Ir žiūrėkit, sovietmetis irgi turėjo savo labai aiškę laimės sampratą ir labai aiškų receptą, kas tai laimiai kenkia. Reiškia, esminis dalykas, kuris kenkia laimiai, yra privatinė nuosavybė. Ir štai reikia ją sunaikinti, tą privatinę nuosavybę, ir mes turėsime ne ką kitą kaip rojų žemėje. Ir tarp kitko komunizmas, kuris formaliai atmetė krikščionybę ir Bibliją ir religiją apskritai, jisai nupiešė labai, reiškia, biblinį, tokį truputį gerokai supaprastintą, reiškia, biblinį rojaus supratimą. Reiškia, kaip tai atrodys. Mes visi būsim laimingi, nebus nusikalstamumo, visi žmonės bus labai geri, kai kurie net, aš jau neprisimenu, bet prisimint būdavo net nustatoma, kada bus komunizmas, kada bilietukų nereiks autobusais važinėjant ir paskui po kurio laiko jo žmonės juoktis pradėdavo, kai nustatomas įvyksta eilinis TSKP suvažiavimas ir nustato, kad komunizmas pas mus bus jau tada, ten po kokių 10 metų maždaug. Ir kai ne pirmą kartą tai darosi, tai paskui jau žmonės pradeda šypsotis po to. Tai vienas iš tokių reiškia, tai irgi buvo laimės klausimo bandymas išspręsti laimės tą paiešką, duoti atsakymą ir pašalinti tai, kas mus daro nelaimingus. Komunizmas nuėjo, mes dabar iš jo juokiamės, ar jisai tikrai nuėjo visiškai į praeitį, geras klausimas. Kitas pasiūlymas, kuriame mes šiandien dienai labai stipriai esame įmerkti, yra Freudo pasiūlymas. Irgi tikriausiai minėjau pirmoje paskaitoje. Žmogaus laimė, anot Freudo, yra jo libido, jo lytinio potraukio nevaržomame patenkinime. Reiškia, o visos nelaimės, kita monetos pusė, yra iš to, kad mes jį varžom, tą libido. Ir jis ten, aišku, čia taip aš suprimityvintai, labai paprastuoliškai tą pasakau, bet iš esmės reiškia, jisai matė žmogaus laimės, nelaimės klausimą esmiškai susijusį su jo lytiniu potraukiu, su libido. Ir tada reiškia, štai čia sprendžiasi žmogaus tavo laimė. Ir paskui Freudas padeda teorinius pagrindus tam, kas vėliau realizuojasi praktikoje kaip seksualinė revoliucija, 6-70 vakaruose, pas mus Lietuvoje jisai vėluoja, tai įvyko pas mus jau reiškia, po geležinės uždangos griuvimo, po šiai dienai faktiškai vyksta vakaruose. 6-70 įsivaizduokite, reiškia, tą laikmetį, šiandien dienai jau įvyko tas prablaivėjimas po seksualinės revoliucijos, šiandien gyvena, subrendo seksualinės revoliucijos anūkai. Reiškia, tie žmonės, kurie 6-7 buvo 20-30 mečiai, tai yra tie, kurie gimdė vaikus tada, tai štai šiandien dienai užaugo jau tų vaikų anūkai. Ir čia yra ta karta, kuri yra labai sužalota, labai pažeista psichiškai, kurie tam, kad išgyventų, turi labai didžiulės gauti pagalbas iš psichologų, psichoterapeutų. Ir šiandien vakarų visuomenė labai stipriai sunerimusi. Ką daryti, nes psichologinių, psichinių sutrikimų epidemija yra tokia didelė, kad jinai pradeda kelti grėsmę, reiškia, sunku išlaikyti tokią negalių krūvį. Ir šitie anūkai yra tie, kurie Jungtinėse valstijose pareiškė, kad jie taip nenori gyventi. Jie nori gyventi kitaip. Ne taip, kaip jų seneliai tada gyveno. Ir krikščionybė į šitą turgelį, jeigu taip galim pasakyti, laimės, kuriame kiekvienas prekybininkas šaukia su savo preke ir jisai siūlo tą prekę ir turi tam tikrą dėmesį iš pirkėjų, krikščionybė ateina su savo pasiūlymu. Ir kamegi krikščionybė mato žmogaus laimę? Kame yra žmogaus laimė anot krikščionybės? Žmogaus laimė yra bendrystėje. Štai šitas žodis bendrystė yra raktinis žodis krikščionybėje ir va štai mūsų visas katechumenatas turėtų suktis aplink jį. Bendrystė. Lotyniškas žodis komunija. Ir mes truputį per siaurai komuniją suprantam tik tai, kai einame priimti komuniją per mišias. Bet pats žodis komunija reiškia bendrystė
Ir jisai yra gerokai platesnis dalykas, negu tik tai priimti per mišias šventąją komuniją, kas yra tos bendrystės dalis. Taigi žodis bendrystė. Žmogus yra būtybė sukurta bendrystėj su kitu. Su kitu nei aš pats. Mano gilioji laimė yra bendrystėje su kitu. Tai reiškia dialogė su kitu. Nes jeigu nėra kito, tai tada yra monologas. Aš esu monologe su savim pačiu. Ir štai žmogus yra sukurtas bendrystėj, dialogui, artimumui. Ir tas kitas gali būti kitas žmogus, gali būti kūrinyje, gali būti Dievas. Žmogus yra sukurtas, jisai turi didžiulį potencialą bendrystėj ir visos šitos bendrystės jam yra labai svarbios. Tiek kitas žmogus, tiek kūrinyje, tiek Dievas. Žmogus turi milžinišką potencialą, milžinišką pajėgumą bendrystėj, tokį milžinišką, kad mūsų poreikį bendrystėj gali pilnai išpildyti tik tai būtybė, kuri yra be galo graži, be galo gera, be galo galinga, be galo tobula, tai yra tai, ką krikščionys vadina Dievu. Tik tai Dievas gali išpildyti mūsų šitą labai gilų, begalinį, besotį poreikį bendrystėj. Ir mūsų žemiški mylimieji, tai yra tie žmonės ir reiškia, mūsų hobis ir mūsų darbai ir visi kiti dalykai, kurie yra svarbus mūsų gyvenime, yra tik tai dalis, tik tai tramplinas, nuo kurio atsispirdami mes judame į tą ryšį su Dievu, su begaliniu mylimuoju. Dabar norėsiu truputį skirti dar dėmesio šitai tą mūsų dialogiškumui. Kas yra ta bendrystė, į kurią mes esam pašaukti? Tai nėra psichologinis poreikis, kurį mes visi turim ir labai normalus ir reikalingas ir geras poreikis turėti draugų, pabendrauti. Prie kavutės ar telefonu paplepėti ar kažkaip panašiai. Visa tai yra reikalinga, gera ir teisinga. Ir kavutė, ir telefonas yra labai liuks, viskas gerai. Bet tai nėra ta bendrystė, kuriai mes esame sukurti. Ta bendrystė, kuriai mes esame sukurti, yra daug giliau. Yra metafizinis mūsų nukreiptumas į kitą, nei aš pats. Ir duosiu tokį iš neigiamos pusės, tokį pavyzdį. Kas nėra ta bendrystė? Prisiminkite kokį nors balių, kuriame jūs per paskutinius 5 metus didelį balių, buvo švediški stalai, nukrauti valgiais ir gėrimais ir daug žmonių, pasipuošę visi, labai malonūs. Ir kasgi vyksta baliuje? Baliuje mes visi vaikštome su fužerais, šypsomės gražiai, neužmirštam, prieinam kitą žmogų ir sakom, labą dieną, labai malonu jūs matyti, kaip gyvenate? Gerai gyvenu, aš irgi gerai gyvenu, labai malonu, jūsų sveikatą. Ne? Ir einam toliau tada. Čia, kas čia vyksta? Čia yra vaidinimas. Čia kaukių balius vyksta. Mes visi užsidėję esam kaukės, kurios vadinasi, kaip padorus žmogus elgiasi baliuje ir maskaradas vyksta. Bet vėlgi, nepagalvokit, kad aš esu prieš balius. Baliai yra labai gerai ir viskas tvarkoj, savo vietoj, savo laiku, kultūringai, labai reikalingas dalykas. Bet baliuje nėra bendrystės, nes baliuje nėra laiko nutilti. Tam, kad mes galėtume išeiti į bendrystę, reikalingas nutilimas, reikalingas laikas, balius, turgus, darbovietė, kaip taisyklė nebus tos vietos, kuriuose mes gebėsime išeiti į tą gilę draugystę, kurios trokšta žmogaus širdis, į tą susitikimą su kitu labai giliam lygmenį. Ir žmogus, mes esam sukurti, reiškia, mūsų poreikis yra, kad kitas nei aš pats mane labai giliai pažintų ir pripažintų mano gerumą. Tai reiškia mylėtų. Ir aš turiu gebėjimą, galią, kitą nei aš pats labai giliai pažinti ir pripažinti jo gerumą. Tai reiškia mylėti.
Ir štai va čia yra šitam taške sprendžiasi žmogaus laimingumo klausimas. Kiek mes gebame, kaip mums pavyksta išeiti į tą gilę bendrystę su kitu. Ir tas kitas, vėlgi, žmogus gali būti, kūrinys gali būti, Dievas gali būti. Dar vieną iliustraciją duosiu, kad šitą reikia tam skirti pakankamai dėmesio. Žmogus yra panašus į dviračio ratą. Visi gerai žinome, kas yra dviračio ratas. Yra ašis per vidurį ir yra tie stipinai, tie špykeliai čia. Tai štai ašis yra žmogaus ryšys su Dievu, tas ašinis santykis, žmogaus ryšys su Dievu. O stipinai, špykeliai yra visi kiti mūsų ryšiai, visos kitos mūsų meilės, mūsų žemiški mylimieji, mūsų darbas, mūsų hobis, mūsų viskas, ką mes turime, kas mums svarbu, va tie visi kiti reiškia tie stipinai. Ir jeigu ašis yra tiesi, tai ir stipinai bus tiesus, o jeigu ne, tai tada galime tuos špykelius sutvarkyti, sušpykiuoti galime. Jie toks specialus raktas, prisimenat vaikystėje, špykiuodavo dviračio ratus. Bet kas atsitiktų, jeigu mes tą ratą įverštume į didelius spaustuvus, pasimtume didelės reples ir su gera jėga tai pasuktume stipriai. Tai, žiūrėkite, iškryptų ne tik tai ašis, bet iškryptų tie stipinai, špykeliai. Žmogaus ryšys su Dievu, ta pamatinė meilė, pamatinis ryšys yra pagrindas, ant kurio laikosi visos kitos mūsų meilės, visi kiti mūsų ryšiai, visos kitos mūsų bendrystės, labai svarbios, reikalingos ir geros bendrystės. Jeigu žmogaus ryšys su Dievu yra teisingas, geras, tiesus, tai tada ir kiti ryšiai bus tvarkoj. Jeigu tas esminis ryšys iškrypsta, ir kiti mūsų visi ryšiai iškrypsta. Ir jokie mūsų žemiški mylimieji, net tikros, geros, gražios, gilios meilės nėra pajėgios užpildyti to troškimo, to poreikio bendrystei, kuris yra žmogaus širdyje. Reiškia, mūsų žemiškos meilės yra nepajėgios. Jos tik tai yra dalis, jos yra tik tai pagalba judant. Ir jeigu žmogus bando ribotų kūrinių pagalba užpildyti tą troškimą, reiškia, nieko nebus. Jisai sugriaus, dažniausiai sugriaunamos yra tos meilės. Tokiu būdu reikalingas tas integralumas, žmogaus ryšys su kūrėju ir tada iš to ryšio su kūrėju laukiantis teisingas ryšys kituose lygmenyse. Dievas sukuria žmogų tokioje būklėje, kurią teologai vadina pirmapradžio teisumo būklė. Tai yra būklė žmogaus esančio harmoningame, teisingame, artimame santykėje su Dievu, su kitu žmogumi, su kūrinyje ir galų gale su pačiu savimi. Čia va yra ta būklė žmogaus, išėjusio iš kūrėjo rankų, dar nesugadinto kūrinio būklė. Ir tas teisingas ryšys trijuose lygmenyse yra tas pirmapradis teisumas. Tai yra labai didelio laimingumo, labai didelės laimės būklė. Sekantį kartą kalbėsiu apie nuopuolį, apie tai, kas sugadino šitą harmoningą, gražią tą visą Dievo meilės ir laimės planą žmogui ir visai kūrinijai. Ir mano atsparos taškas kalbėjimui, noriu padėti jį šiandien, nes bus ilga tema, sekantį kartą, yra laisva valia. Žmogus yra vienintelis mums žinomas materialus kūrinys, kuris turi laisvą valią. Kas yra ta laisva valia? Laisva valia yra gebėjimas galia pačiam save apspręsti, padaryti sprendimą pačiam. Pats nusprendžiu kažką tai. Ne kito nulemtas, ne kito užprogramuotas, bet pats padarau apsisprendimą. O čia yra laisva valia. Ir laisva valia yra tai, kas padaro žmogų pajėgų nusigręžti nuo Dievo, nusigręžti nuo gėrių.
laisva valia padaro įmanoma, kad žmogus pasirenka blogį, pasirenka gyventi netinkamai, elgtis netinkamai ir laisva valia padaro įmanoma viską, kas šioje žemėje baisaus ir blogo yra įvykę. Karai, prievarta, išnaudojimas nekaltų žmonių, kentėjimai ir mirtys ir visi kiti baisūs dalykai yra įmanomi, tapo įmanomi todėl, kad žmogus turi laisvą valią. Ir tada turėtų kilti klausimas, kodėl Dievas davė mums laisvą valią? Ką mums jos reikėjo? Ar nebūtų buvę daug geriau ir paprasčiau, jeigu mes būtume užprogramuoti į gėrį? Taip kaip visa kūrinyje, negyvoji ir gyvoji kūrinyje yra užprogramuota per instinktus arba per fiziologiją arba kažkaip tai kitaip, per gamtos dėsnius yra užprogramuota kūrėjo norima linkme. Ir žmogus vienintelis kūrinys, materialus, kuris turi gebėjimą pats pasirinkti, kuriuo keliu jis eis į laimę, kuriuo keliu jisai sieks laimės. Kodėl Dievas duoda mums šitą galią? Nes jinai yra tas dalykas, kuris padaro įmanomą meilę. Laisva valia yra tai, kas padaro įmanomą meilę. Galima taip sakyti, kad laisva valia yra būtina, nors ir nepakankama meilės sąlyga. Kas esate matematinio kirpimo, tai būtina, bet nepakankama sąlyga. Meilės yra laisva valia. Ir Dievas, duodamas laisvę valią, rizikuoja. Jo kūriniai šitą laisvą valią gali nukreipti prieš jį, prieš kitus kūrinius ir prieš pačius save. Ir jie taip ir padaro, kaip mes matysime kitą antradienį. Dievas rizikuoja, tačiau jisai žino, ką daro. Laisva valia yra tai, kas padaro įmanomą laimę daug gilesniam ir platesniam lygmenyje negu užprogramuotas, nulemtas nukreiptumas į gėrį, į laimę. Ir tą laimę, kurią Dievas yra numatęs žmogui, krikščionys vadina dangumi. Tai yra, dalyvavimas toje begalinėje meilės bendrystėje, tai ir yra, kuri yra pasiekiama tik tai tada, kai kūrinys turi galimybę tą padaryti pats. Pats apsispręsti už gėrį. Ir jeigu jis tą padaro pats ir laisvai, tai jo dalyvavimas gėryje yra daug gilesnis negu užprogramuotas, nukreiptas kūrėjo. Ir stebėkite, mes gyvename pasaulyje, kuris vis labiau ir gana akivaizdžiai netiki, kad mes esame laisvi. Pirmoji paskaitoj, jeigu prisimenate, kalbėjau apie būrimo salonus Lietuvoje puikiai gyvenančius, be jokių dotacijų iš ES ir visur kitur. Jie puikiai įsilaiko žmonelių, paprastų žmonelių lėšomis ir tenais galima įsiburti, pavyzdžiui, ateitį. Ateities spėjimas yra paremtas įsitikinimu, kad ateitis jau yra. Ir mes nesame laisvi, jau mūsų gyvenimo kelias yra nubrėžtas, mes jį tiesiog tik nežinome ir jį išpildome nežinodami. Mes esame nulemti pagal šitą žmogaus supratimą. Ir tai yra netiesa. Krikščionybė su tuo kategoriškai nesutinka. Mes esame laisvi, mes nesame nulemti. Mes darome pasirinkimus patys. Kiti sako, žmogus yra tiesiog savo auklėjimo ar kultūros, kurioje jisai ypatingai ankstyvoje vaikystėje gyveno produktas. Jisai tiesiog išpildo tuo metu užprogramuotas schemas jam įdėtas. Ir vėl krikščionybė sako, ne. Žmogus yra labai stipriai įtakotas savo vaikystės patirčių, bet nenulemtas jų. Ir kai kurie iš jūsų būsite skaitę, kas nesate skaitę, labai rekomenduoju knygą Timo Genaro Stipriau už neapykantą. Man atrodo, pas mus bibliotekoje jinai yra. Tai nieko nelaukia, kas nors šiandien pirmas, nueikite ir pasimkite ją paskaityti. Žmogus, kuris turėjo siaubingą vaikystę, siaubingas ankstyvosius metus, užaugo gatvėje, nusikaltėlių pasaulyje
Ir sulaukęs 20, nežinau kiek metų, 20 ar 30 metų, jisai atsiverčia ir jo gyvenimas pasikeičia. Žmogus yra laisvas, jisai nėra nulemtas. Jisai yra įtakotas, bet nenulemtas ankstyvosios savo gyvenimo patirties. Jisai yra įtakotas savo fiziologijos, savo, reiškia, instinktų ir panašių dalykų, bet nenulemtas. Jisai yra laisvas. Ir štai ta žmogaus laisvė yra tai, kas padaro įmanoma ne tik tai meilę, ne tik tai dangų, bet ir pragarą. Ir tai, kas sugriauna tą Dievo meilės ir laimės planą žmogui. Tai apie tai kalbėsiu kitą kartą, sekantį antradienį, o dabar šiandien pasidarykime grupeles, kurios yra labai svarbios mums.